Iki didžiausio ir svarbiausio sporto įvykio Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių liko 100 dienų. Šia išskirtinė proga Vilniaus oro uoste, vietoje iš kurios mūsų sportininkai išvyks į Paryžių, atidaryti olimpiniai A15 vartai. Visi keliaujantys lietuviai ir svečiai iš užsienio galės susipažinti su mūsų olimpiečių pergalėmis. Tai pasididžiavimo verta istorija. Paryžius Lietuvos sportų išskirtinis miestas. Būtent čia prieš 100 metų prasidėjo Lietuvos olimpinio judėjimo istorija. 1924-aisiais olimpinėse žaidynėse pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė, o mūsų šalies sportininkai varžėsi dviejose sporto šakose – futbolo ir dviračių. Būtent todėl, minint olimpinio judėjimo 100-metį, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos oro uostai kviečia keleivius Vilniuje minti dviratį ir kartu surinkus 2000 km simboliškai pasiekti olimpinį Paryžių. Visai šalia ant 100-mečio pasiekimų sienos pasakojama, kada, kur ir kiek olimpinių medalių buvo laimėta, o gatvės meno piešinyje įamžintos auksinės Lietuvos pergalės. Vilniaus oro uoste užsukite prie olimpinių vartų, susipažinkite su Lietuvos olimpinė istorija, minkite iki Paryžiaus ir vieningai palaikykite Lietuvos olimpinę rinktinę.